Pagyvensim, paklausysim. Radio stotis Radio Gama. Kuo daugiau išsimokslinusių aplinkui žmonių, tuo yra saugesnė, vėlgi geresnė mūsų visuomenė, tuo yra aktyvesnė, jie dalyvauja ar kažkokiose akcijose, ar jie tiesiog supranta, kaip reikia priimti ir įvertinti gaunamą informaciją. Protonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurie tenkindami asmeninį smalsumą ir siekdami bendrų visapimančių mokslinių tikslų, tiesiogiai savo buvimu ir netiesiogiai žiniomis neabejotinai prisideda prie geresnės visuomenės kūrimo. Išmanančios ir susivokiančios visuomenės, kurios link mintį kreipia ir laidos pradžioje prakalbusi Klaipėdos universiteto profesorė Ligita Šimanskienė. Kur, kodėl, su kuo, kaip. Kad judėtum pirmin, turi žinoti atsakymus į daugybę klausimų. Jei nežinai, bet esi mokslininkas, ieškok ir surask. Greitai, čia ir dabar, sako abu lyg susitarę šios laidos pašnekovai. Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto inžinerijos katedros docentas dr. Pranas Mažeika ir to paties fakulteto informatikos ir statistikos katedros lektorius dr. Mindaugas Kurmis. Kai kalbame apie judėjimą, kai kalbame apie informacinės technologijas, greitis viena esminių siekiamybių. O jei supliusavus vieną su kitu, šiuolaikinį transportą su išmaniosiomis sistemomis, mokslininkams yra ką veikti. Ir mokslininkai veikia. Docentas dr. Pranas Mažeika Klaipėdos universitete rotorinių besisukančių sistemų tobulinimo srityje pluša jau ne vienerius metus. Kieno dėka užsikūrė rotorinių sistemų moksliniai tyrimai Klaipėdos universitete? Kas nuveikta ir ko siekiama? Tonai mintims pirmasis ir užduoda docentas dr. Pranas Mažeika. Rotorinių mašinų diagnostikos tyrimai į Klaipėdos universitetą atkeliavo, kai buvo pakviestas dabar kolega iš Kauno technologijos universiteto profesorius Vytautas Barzdaitis. Tai buvo apie 2002 metus. Aš tuo metu baigiau magistratūrą ir ruošiausi studijuoti doktorantūroje. Tai iš tikrųjų man labai pasisekė, kad sutikau tokį puikų žmogų iš Kauno, kuris ir buvo mano doktorantūros vadovas. Jis plačiai dirba mašinų dinamikos ir diagnostikos srityje, ne tik tai kaip teoretikas iš teorinės pusės, bet ir praktikas, kuris dažnai išvažiuoja į įvairias gamyklas, įvairias problemas spręsti. Kas yra mašinų dinamika diagnostika? Toks dalykas. tą dalyką galima suprasti palyginus su žmogum. Žmogus, pavyzdžiui, serga įvairiom lygom, eina pas daktarus į polikliniką, atlieka įvairius tyrimus, kraujo tyrimus, rentgeną, ten įvairius magnetinius tyrimus ir daktaras apie žmogų gali pasakyti, kuo žmogus serga, kas jam yra negerai ir kokius vaistus vartoti. Tai lygiai taip pat su ta sritim mašinų dinamika diagnostika, tik čia yra pagrindinis objektas ne žmogus, bet pramoninis įrenginys, pramoninės mašinos, tai ne automobiliai, pramoninės mašinos, kurios dirba fabrikuose. Šie įrenginiai dirba ir jie irgi kaip žmogus kabutėse suserga, atsiranda vibracijos. O žmonės, kurie eksploatuoja tas mašinas, tiesiog bijo vibracijų, nes nesupranta, kas yra vibracija. Tai mašinų dinamika diagnostika yra mokslas, kuriuo yra tyriamos įvairios mašinos, analizuojami virpesiai ir nustatomos įvairios ligos. Žinant, kokios ligos pasireiškia mašinai, galim priimti tam tikrus, kabutės, sakykime, vaistus. Tai šie tyrimai ir yra skirti mašinų patikimam darbui užtikrinti, saugai nuo netikėtų gedimų, avarijų. Tai būtent per virpesių matavimus ir yra siekiama padaryti, kad mašina dirbtų patikimai. Ir visa tai yra tiesiogiai susijęs su ne tik gaminamos produkcijos kaina, savikaina, bet ir pačio įrenginio saugia eksploatacija. Ar tai nauja mokslinių tyrimų sritis? Ta kryptis maždaug yra atsiradusi gal apie 1990 metus, nes anksčiau tos srities specialistų, kaip anksčiau, prieš antrą pasaulinį karą, sakykime, tas anksčiau nebuvo reikalinga, nes įvairios mašinos dirbo ant mažų apsisukimų, taip sakant, taip kalbant paprastai. Rotoriai, velenai sukosi labai nedideliu greičiu, o kai pradėjo vis greičiau suktis, atsirado vibracija ir žmonės susidūrė su vibracija ir pradėjo spręsti. O ši diagnostikos sritis, jinai šiai dienai yra neišvengiama, yra būtina. Jeigu nori, kad tavo įrenginys dirbtų patikimai,
tu privalai tą įrenginį sekti, jo būklę sekti. Nes jeigu tavo įrenginys sugrius, įvyks avarija, tai tada nepagaminsi produkcijos, bus prastovos, jeigu yra kontraktai, gausi baudas už nepagamintą produkciją ir didžiuliai nuostoliai, sakykime, ir pačio įrenginio, remontą ir prastovos ir taip toliau. Ar jūsų darbas tik teorinis, ar jis ir praktinis, susijęs su konkrečiom situacijom, tarkim, gedimas realioj įmoniai? Tai yra tiesiogiai susiję. Aš kaip dėstytojas dirbu ir universitete, bet tuo pačiu, kai kas nors pakviečia iš įmonių, iš gamyklų, nesvarbu, ar tai būtų laivas, ar tai būtų ant kranto esanti įmonė, turim įrangą specialią, skirtą virpesių tyrimams, techniniai būklei vertinti mašinų, portatyvinę įrangą imi ir važiuoji, tyri ir gelbėji, pagelbėji žmonėms, kad renginys dirbtų saugiai, patikimai. Vienas pagrindinių Klaipėdos universiteto mokslininkų tyrimų uždavinių, tyriant esamas ir kuriant naujo tipo rotorines draugiškas žmogui ir aplinkai sistemas, užtikrinti šių sistemų patikimumą, taikant netikėtų gedimų prevencijos, prognozės metodus ir priemonės. Tai realizuojama panaudojant esamas ir kuriant naujas nuotolinės stebėsenos, apsaugos, defektų diagnostikos ir ekspertinės išmaniasias sistemas, kurios apima mašinų modelių kūrimą, jų teorinį pagrindimą, kartu sukuria dinaminių parametrų stebėsenos išmanėją sąsają su technologiniais parametrais. Uždavinys skamba sudėtingai, mat jis didelis. Kokio dydžio komanda jį imasi spręsti? Mes esam 4 tos srities žmonės. Visi vietiniai Klaipėdos universitete, mes dirbam, tai yra daktaras Marius Vasilijus, yra daktaras Artūras Tadžijevas ir daktaras Valentinas Kartašovas ir aš 4 Pranas Mažeika. Mes studijavom pas tą patį profesorių Vytautą Barzdaitį Kauno technologijos universitete, baigėm doktorantūrą. O kokia situacija su studentais? Ar jų pakanka, kad ir jūsų komanda ateityje augtų? Studentų pas mūsų yra tokia situacija. Visur jų mažėja, bet pavyzdžiui, kurie studijuoja pas mūsų mechanikos inžineriją, aš praktiškai nežinau ne vieno, kuris negautų darbo, kuris ieškotų darbo. Visi jie turi. Ir pavyzdžiui, man kai tenka su įvairiais, ar tai vadovas būtų, ar koks nors kitas inžinierius gamyklose, susitikti su jais ir jie vis kartais pasako, tai galėtų man duoti, taip sakant, suorganizuoti mum kokį 1 arba 2 studentus baigiančius inžinierius. Sakau, pas mūsų situacija yra tokia, 4 kurse, paskutiniam semestre yra praktika. Išeina studentai į praktiką, tai jūs galit pasiimti studentus 1 ar 2 į praktiką, jūs pasižiūrėsit, kas per studentas ir galėsit pasilikti arba ne. Šiai dienai jau kelinti metai iš eilės praktikos vietų yra daugiau, negu mes galim paruošti studento. Tai tos srities specialistų yra trūkumas, iš tikrųjų trūkumas yra. Kodėl nesu per daug studentų pas mūsų ateina studijuoti? O todėl, kad yra sudėtinga. Studijuoti yra sudėtinga, tačiau darbą gauti, jeigu turi galvą, išmanai, nėra tikrai didelių problemų. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus daug kartų apdovanotais nacionalinėmis premijomis. Šiuolaikinis transportas neatsiejamas nuo išmaniųjų sistemų. Jau dabar aišku, Lietuvos uosto konkurencingumas priklausys nuo visiškai autonominių laivų, automatizuotų jūrinių krovos terminalų, kuriamų ir diegiamų išmaniojo konteinerio ir išmaniosios logistikos koncepcijų. Išmaniųjų informacinių technologijų kūrimas, tobulinimas ir taikymas, kuriant rytojaus ir jau šiandienos išmaniųjų jūros ir antžeminį transportą, kito mūsų šios laidos dalyvio, Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto informatikos ir statistikos katedros lektoriaus daktaro Mindaugo Kurmio ir jo mokslininkų komandos uždavinys. Kam ir kaip jį sekasi spręsti, geranoriškai pasakoja daktaras Mindaugas Kurmis. Iš tiesų mūsų katedra, kuri anksčiau vadinosi informatikos inžinerijos katedra, tai IT sritis. Ir ta IT sritis šiai dienai nebėra tokia kaip atskira. Jinai siejasi su kitais dalykais. Tai iš tiesų mūsų katedra, kadangi universitetas yra jūrinis, mūsų katedra siejasi su transporto sistemomis. Tai yra su jūrinėmis transporto sistemomis, taip pat ir su antžeminio transporto sistemomis. Tai sujungus transporto sistemas ir IT sistemas gauname tokias išmaniasias sistemas ir mes galim turėti tokią išmaniojo miesto koncepciją, kai IT padeda žmonėms kasdieniam gyvenime, tai ir gyventojams, tuo pačiu ir uosto įmonėms.
Ir iš tiesų mes universitete atlikinėjome ne vieną 10, turbūt projektų, padėdami tiek uosto įmonėms, tiek ir atlikome bendradarbiavimą su užsienio partneriais, tai turime glaudžius ryšius su Ventspilio universiteto kolegija, taip pat Jūrinis universitetas ir atliekame bendrus mokslinius tyrimus. Kas nulėmė tyrimų objektų pasirinkimą? Juk temos neatsiranda šiaip sau. Kiekvienas mokslininkas turi savo interesų lauką ir tas interesų laukas jis neatsiranda, kaip sakėt, šiaip sau. Reiškia, jisai kilo iš to, kad mokslininkai mato realią padėtį, mato, kas darosi uoste, bendraujam glaudžiai su socialiniais partneriais iš uosto. Ir tos temos, reiškia, kilo kaip to bendradarbiavimo toksai vaisius. Jie mums išsako problemas, jie turi didelių problemų, reiškia, savo darbuose, mes padedam jas spręsti, mes turime realias temas. Taip pat, aišku, ir į tą darbą įsitraukia studentai. Studentams patinka spręsti realias problemas. Mes savo katedrui turim modernias laboratorijas, jas esam nupirkę už keletą milijonų eurų, kuriomis naudojantis studentai mokosi. Laboratorijose esanti įranga, tai yra pati moderniausia šiuo metu ir jinai taikoma ir verslo ir pramonės įmonėse, ypatingai Klaipėdos regiono. Per pastaruosius 5 metus, vykdant 11 tarptautinių ir nacionalinių projektų, Klaipėdos universitete įkurtos modernios išmaniųjų informacinių technologijų sistemų programų inžinerijos, 3D prototipavimo, pažangių valdiklių, robotų projektavimo, mašinų išmaniosios diagnostikos, bioinžinerijos ir debesų kompiuterijos mokslinės laboratorijos. Dideli projektai vykdomi kartu su kitų Lietuvos miestų ir kaimininių šalių Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Skandinavijos universitetų mokslininkais. Bendradarbiaujat, daug važinėjat, kartu dirbat. Ar jaučiat konkurenciją? Mokslo pasaulyje konkurencijos ir bėgimo į priekį nelabai yra iš tikrųjų. Tai visi stengiamės bendrai dirbti, vykdom bendrus tyrimus, tiesiog mes be jų žinių negalim, jie be mūsų žinių negali. Kiekvienas turim savo specifiką, kur mes orientuojamės, reiškia mes IT srity orientuojamės, mūsų sritis tai yra intelektinis transportas ir kitos išmaniosios technologijos, jie specializuojasi ten kartais kitose srityse, tai mes tų ryšių turime įvairių ir reiškia bandom sugeneruoti tokį konsorciumą dažniausiai, kad visų kompetencijos būtų panaudotos geriausių būdų. Tikrai neatsiliekam, daug kur ir pirmaujam, kai kur turim ką iš jų pasimokyti, kai kur turi jie iš mūsų pasimokyti. Kartais tenka ir šitoms didesnėms šalims nustebti pamačius mūsų įrangą ir mūsų tyrimus, mūsų gautus rezultatus. Būna atvažiuoja ir iš Vokietijos, iš Anglijos ir tikrai būna nustebę, prašo nusipaveiksluoti, reiškia laboratorijas, kad parodyt savo universitetuose, kaip mes esam pažengę šiai dienai. Kalbam apie transportą, išmanųjį, ne tik jūros. Aktualus kiekvienam klaipėdiečiui klausimas, kada Klaipėdoje atsiras žalioji banga? Tai iš tiesų mes tokius darbus taip pat vykdom ir mano asmeniškai disertacija buvo transporto srautų reguliavimui skirta, tai yra automobiliai kalbasi tarpusavyje, ne tik tarpusavyje, bet ir su miesto infrastruktūra, tai yra su šviesoforais, su jutikliais įvairiais, reiškia, tokią gaunam išmaniojo miesto tokią dalį, kai technika, reiškia, naudodamasi tokią daiktų interneto savoką šiai dienai madinga mokslo pasaulyje, bando padėti žmogui sutaupyti laiko, sutaupyti energijos, sutaupyti pinigų. Klaipėdos savivaldybės atstovai dar pernai vyko pas kaimynus estus pasižvalgyti, kaip ten veikia jau įdiegta išmani transporto sistema. Toks nerimtas klausimas. Gal buvo ir neverta keliauti, gal jūsų reikėjo teirautis? Ar pakanka kolegų, kad spėtumėt ir mūsų miesto transporto reikalai susimti? Mokslininkų turbūt pakanka, gal tas toksai bendradarbiavimas tarp valdžios ir mokslo institucijos galėtų būti glaudesnis, bet aš manau, kad į tai yra atsižvelgiama. Aišku, visi nori pasižiūrėti, kaip jau įdiegta. Aiškia, moksliniai tyrimai, jie negarantuoja, kad šitas rezultatas tikrai suveiks. Kartais mokslininkai turi tokių fantazijų, kurios galėtų būti po 10-15 metų išspręstos. Miestui reikia planuotis pinigus čia ir dabar, rytoj kas bus. Tai galbūt kartais tas truputį prasilenkia, bet mes bendraujam, bandom rasti bendrą kalbą, tas dažnai pavyksta. Ir iš tiesų manau, kad ateityje dar geriau pavyks. Ir mes patys parsivežam ir iš tų pačių estų žinias, reiškia, ir apie transportą, ir apie kitas sritis. Jiems paliekam savo žinių ir toks tas bendradarbiavimas dabar tarp šalių yra labai, labai greitas, patogus ir duodantis naudos, aš manau.
Kaip jūs patys galėtumėte apibūdinti, kokie žmonės dirba jūsų mokslininkų komandai? Tai mokslininkų grupė pas mus yra tokia irgi ganėtinai jauna. Iš tiesų dauguma žmonių dirba tiek ir moksliniuose tyrimuose, tiek ir dėsto. Viena be kitos veikla šiuo metu yra sunkiai įmanoma ir visam pasauliu taip yra. Tai yra, jeigu žmogus užsidaro savį ir vien tik dėsto, vėliau tampa ir jam pačiam nebeįdomu, ir studentams nebeįdomu. O kai žmogus dirba moksliniuose tyrimuose, visą laiką jis yra priverstas tobulėti, kadangi straipsnius publikuoja tarptautiniuose visi žurnaluose, lygis yra, niekas neišskiria, kad mes va čia esam iš kažkokios šalies, ten kiti iš kitos šalies, reiškia, straipsniai yra to paties lygio ir norint nuo to neatsilikti, taip pat ir dalyvaujant konferencijose, tenka tą lygį palaikyti gana aukštą iš tiesų. Tai tokie žmonės, kurie vykdo šitos tyrimus ir ta mūsų grupė tikrai yra įdomesni ir studentams, ir darbdaviai noriai bendrauja su mumis prašydami studentų, kadangi IT srities ypatingai studentai šiuo metu labai reikalingi ir regione kuriasi naujų daug IT įmonių, kas iki šiol galbūt buvo labiau Vilniui ir Kaune, bet šiai dienai jau turim tikrai nemažai regione įmonių, kuriuose mūsų studentai iš pradžių atlieka praktiką, po to ir pasilieka dirbti dažniausiai. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Kasmet organizuojančiais apie 30 mokslo renginių. Smalsumo vedami judam prie net jauniausiam klausytojui suprantamų laidos klausimo. Kaip tapot mokslininkais? Gerbiami daktarai Mindaugai Kurmi ir Pranai Mažeika. Aš šiaip kilęs iš Šilutės rajono. Kad į šios mokslus stosiu jau turbūt žinojau kokioj, nežinau, 5 gal klasiai. Tiesą sakant, tik tais beliko po to išsirinkti kur. Aišku, vienas dalykas atstumas, kitas dalykas buvo pamatyta, kad čia yra realūs darbai daromi, yra jūra, yra uostas. Tai tas paskatino iš tikrųjų šičia studijuoti, nors tiesą sakant, vėliau teko ir Vilniui pasimokinti Vilniaus universitete, galiausiai doktorantūros studijose, kurias va čia šiais metais ir baigiau. Po mokyklos aš iš tikrųjų norėjau elektrotechniką studijuoti, bet gavosi taip, kad studijavau mechanikos inžineriją ir esu dabar visiškai patenkintas, nes aš išmanau tą sritį, plus išmanau elektrotechniką, nes man ir ta dalis yra reikalinga ir pačioj diagnostikoje, nes vien mechanikos inžinerijos žinių neužtenka, norint atlikti pramoninių įrenginių diagnostiką, bet reikalingos ir didesnės, platesnės žinios, jeigu nori profesionaliai išspręsti problemą, nes būna įvairių problemų, ne tik tai mechaninių, bet ir elektrinių, sakykime, ir kaip jas išspręsti, tai čia jau reikia žinių. Tai tepalo kvapas šalin nenuvijo. Inžinierių mechanika tepalas nepurvina, puošia. Galim tai pasakyti, aišku, čia juokaujant. Bet tai yra mano mėgstamas dalykas, tai tas sritis paliko mano hobį, aš tuo hobiu ir gyvenu. O kada atėjo ta riba, kada pirmą kartą pasijutot, kad jūs jau mokslininkai? Sunku pasakyti, kada ta riba buvo, bet galbūt tada, kada kabutėse pačiupinėjau pirmąjį įrenginį gamyklose, kai pamačiau, kas tai yra įrenginiai, kaip jie dirba, kaip vibruoja, kiek ten yra įdomu, nes mano sritis yra, kitam gal visiškai neįdomu yra tas dalykas, man, pažiūrėjau, įdomu. O įdomu dėl to, kai žmogui yra įdomu kas, tas dalykas, kurį tu išmanai, o kurio neišmanai, nemėgsti jo. O man tas dalykas, kai pačiupinėjau pirmą mašiną, pamačiau, kad ten yra įdomių dalykų ir kiekvieną kartą vis, kai susiduri, pavyzdžiui, kad ir šiai dienai jau daug metų aš dirbu toj srity, bet kai šiai dienai susiduri vis su nauja problema ir kai nežinai net ko paklausti, kaip ją spręsti ir pats turi išspręsti ir pamatai, kiek naujų dalykų gali sužinoti. Galbūt gyvenime daugiau nesusidursi su ta problema, bet šiai dienai susidūrė ir tu ją turi išspręsti. Verskis per galvą, bet turi išspręsti. Ir tada ir suki galvoj, kaip čia ką padaryti, vienaip matuoji, kitaip, analizuoji, žiūri ir sprendi. Esu susidūręs su įvairiom problemom. Pavyzdžiui, vieną problemą aš esu sprendęs 1 metus. Samdžiausi specialistus, aš manau, kad geriausius, nežinau ar geriausi, bet iš tikrųjų, kurie išmano savo sritį, su tam tikrais renginiais buvo, su tam tikrom mašinom buvo problema, bet niekas negalėjo atsakyti. Tai metus tyrėm, analizavom, daug įvairių matavimų buvo padaryta ir pateikėm išvadas ir panašu, kad nepadarėm klaidos.
Tas turbūt prasidėjo 4 kurse, rašant diplominį darbą. Irgi vienas buvo iš darbų, tai yra nustatyti belaidžio ryšio saugumą Klaipėdos mieste. Toks vyko patyrinėjimas, pasivažinėjimas, reiškia, irgi su automobiliu buvo nustatyta, koks tas saugumo lygis yra. Jis tuo metu buvo pakankamai negeras, sakykim, bet šiai dienai, dabar čia nesenai irgi pasitikrinau, reiškia, lygis yra jau pagerėjęs ženkliai su belaidžiais tinklais. Po to jau ir magistro studijas ir paskatino stoti jas, reiškia, profesorius Arūnas Andziulis, šiuo metu katedros vedėjas informatikos ir statistikos. Jis tikrai paskatino tuo domėtis, rašyti mokslinius straipsnius, dalyvauti tyrimuose, po to pradėjom bendrus rašyti projektus, pavyko ne vieną laimėti iš jų. Katedrai ir universitetui nemažai pinigų atnešti, tuo metu apie 800 000 eurų, reiškia, su moksliniais tyrimais. Taip įsisuko šitas darbas, po to vyko magistrantūros studijos, jau su išmaniojo transporto sritimi, tada ten nemažai kolegų prisijungė, nemažai tų kolegų stojo doktorantūrą ir jau baigė studijas, dar dabar radom dar naujų studentų, reiškia naujų doktorantų. 1 kurso šiemet turime dar 2 išsiuntėm į Vilnių pasitobulinti, reiškia, žinias. Tai tas darbas nesustoja iš tikrųjų ir šitie tyrimai vis didėja, platėja, žmonių atsiranda vis daugiau tame. Ir pabaigai mintis apie Klaipėdos universitetą, kuriam jau 25+. Na, tai yra subrendęs universitetas. Subrendęs todėl, kad čia dirba pakankamai rimtų žmonių, rimtų mokslininkų. Tai nėra pirmamečiai kažkokie mokslininkai, turi ir patirtį, ir išmano, ir yra specialistai savo srityje. Tai yra uostas, yra daug pramonės, nežinau statistikos, bet pakankamai daug įvairių gamyklų, įvairių įmonių yra Klaipėdoje ir aplink Klaipėdos regione. Tai galima skirstyti turbūt kaip Vilnius 1 vietą, turbūt greičiausiai, 2 vieta yra Klaipėda. Ką matau dabar, tai jis toks jaunėjantis, gyvėjantis, iš tikrųjų studentai aktyvėjantis, studentai jau žino, ko nori, jau studentai nebijo pareikalauti iš dėstytojų, kai kuriems tas ir nelabai patinka turbūt tas dalykas, bet jie iš tikrųjų jau žino, ko nori, dabar jie vėl nėra uždaryti, internetas, kiekvieną sekundę su jais telefonuose, kitose prietaisuose, reiškia, studentai nebijo pasitikrinti žinias, ar dėstytojas šneka teisingai. Po pusės minutės pasako, jeigu kažkas neteisingai, reiškia, jie padeda taip tobulėti. Ir iš tiesų slėnio atsiradimas, jisai leido įsigyti ir daug įrangos naujos, tai tas tikrai palengvina ir pagerina, reiškia, visų tyrimų kokybę. Pats vakarietiškiausias universitetas, todėl kad labiausiai vakaruose, vakarų Lietuvoje. Sostinė yra sostinė, o pas mūsų yra uostamiestis. Prototonai. Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto inžinerijos katedros docentas daktaras Pranas Mažeika ir to paties fakulteto statistikos katedros lektorius daktaras Mindaugas Kurmis. Ačiū, pliusas jums. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.